Sveiki. Šiandien supaprastinsime keletą raidinių reiškinių. Bus ir trupmeninių. Taigi, pirmas mūsų reiškinys, tai yra skliaustuose 6 minus x kvadratu. Tada atimti kiti skliaustai 4 minus 5x kvadratu. Prieš pirmus skliaustus nieko nėra, todėl galim tiesiog skliaustus nuimti ir parašyti 6 minus x kvadratu. Prieš antrus skliaustus yra minusas, todėl nuimant antrus skliaustus, kiekvieną nario ženklą pakeisime. Skliaustuose buvo 4, tai turėsim minus 4. Prie minus 5x kvadratu turėsim plus 5x kvadratu, nes minusas ir minusas virsta pliusu. Tai pasižymėkime panašius narius, tai yra turim skaičių 6 ir minus 4. Tai 6 atimti 4 turim tiesiog 2. Ir tada dar turim minus x kvadratu ir plus 5x kvadratu. Taip, jeigu vienodos raidinės dalys, tai mes tiesiog sudedame skaičius. Tai čia prieš x kvadratą nėra skaičiaus jokio. Tai mes galim pasirašyti vienetą. Taigi prie minus vienetą reikia pridėti 5, tai turėsim plus 4. Arba kitaip iš 5 galima atimti vienetą ir turėsim 4. Ir raidinė dalis lieka ta pati, tai yra x kvadratu. Štai pirmas reiškinys, kuris supaprastintas. Antras reiškinys bus toksai. Skliaustuose 8x plus 3 ir padauginti iš kitų skliaustų, tai yra 3x minus 5. Taigi lygu. Kai turim du skliaustus, tai kiekvienas narys vienuose skliaustuose turi padauginti iš kiekvieno nario kituose skliaustus. Tai skaičiavimus atliksime mintinai. 8x kart 3x bus 24x kvadratu. 8x kart minus 5 bus minus 40x. Tai imam kitą narį, tai bus 3. 3 kart 3x bus plus 9x. Ir 3 kart minus 5 bus minus 15. Taip, lygu. Tai pasižiūrim, kad narių su x kvadratu nėra daugiau, tik tai vienas, tai tiesiog perrašom. Tai bus 24x kvadratu. Taip, narių su x yra 2, tai minus 40x ir plus 9. Taigi, dėl raidinės dalys vienodos, tai tiesiog sudedam skaičius. Prie minus 40 pridedam 9. Tai turėsim minus 31. Ir raidinė dalis lieka ta pati, tai x. Ir toliau turim minus 15. Vėlgi tik vienas skaičius yra, tai tiesiog minus 15 perrašom. Taigi, gal čia kartais būna sudėtinga, minus 40x plus 9x. Gal kartais galim gauti minus 49, bet vis dėlto ne. Kai sudedam du skaičius, tai yra minus 40, pridedam 9, tai atsakyme lieka, jeigu skirtingi ženklai, tai atsakyme lieka toks ženklas, prie kurio skaičius yra didesnis, tai 40 yra didesnis nei 9, todėl atsakyme bus tikrai minusas. Ir tada iš didesnio reikia atimti mažesnį. Tai iš 40 atimti 9 gaunam 31. Štai iš kur tas 30. Minus 31, o ne minus 49. Tai pasididinam puslapį. Važiuojam. Taip,
kitas reiškinys bus trupmeninis. Taigi, pirmosios skliaustuose turim 2/3 x minus 1, o antrosios skliaustuose 3x plus 7. Tai čia gal truputėlį sudėtingiau, nes yra trupmena, tai parašysiu ir tarpinius veiksmus. Taip kaip yra prieš tai būsim uždavinį, kiekvieną narį vienu skliaustu dauginam iš kiekvieno nario kituose skliaustuose esanti. Taigi, rašau viską iš eilės, 2/3 x yra padauginta iš 3x, pridėti, vėlgi 2/3 x padauginta iš 7, ir tada toliau yra minus 1, tai minus vienetą nerašysiu, bus tiesiog minus 3x ir minus 7. Taigi, suskaičiuojam, supaprastinam kažką tai. Taigi, čia yra 3 ir 3 susipaprastina ir turim tiesiog 2x kvadratu. Taip, čia nieks nesiprastina. Tai turim tiesiog plus 14/3 x minus 3x ir minus 7. Taip, žiūrim su x kvadratu tik tai vienas narys, tai tiesiog perrašom. Dabar žiūrim, kad turim du narius su x. Tai galime atlikti atskirai šitos veiksmus. Taigi 14/3 x atimti 3x. Čia netaisyklinga trupmena, tai išskirkim sveiką dalį. Tai bus į 14 telpa 4 sveiki trejetai ir dar lieka 2/3, nes 4x3 yra 12 plus 2 bus 14. Taigi x ir minus 3x. Taip, raidinės dalys vienodos, tai reikia sutvarkyti tik skaitinės dalis. Turim 4, o čia minus 3. Iš 4 atimsim trejetą, gausim 1. Ir dar yra trupmeninė dalis, tai 2/3. Ir raidinė dalis yra ta pati. Taigi, ir parašom plius 1 sveikas, 2/3 x. Ir dar buvo minus 7, jis niekur nedingsta. Ir minus 7. Uždavinys išspręstas. Taip, dar vienas uždavinys. Dar sudėtingesnis. Kažkuo dar daugiau narių. Taip, galim pabandyti kažką atimti, padaryti mintinai. Tai vėlgi turim du skliaustus. Vėlgi kiekvieną narį dauginam iš kiekvieno. Ir dar prieki yra ketvirtą. Tai mes galim įsivaizduoti, kad ketvirtą reikia pabaigoj padauginti iš to, ką mes turėsim. Galim užsidėti papildomus tokius skliaustus, kad nepamirštų. Rašom 4, skliaustus atsidaro ir dauginam, kas yra laužtiniuose skliaustuose. Vėlgi, kiekvieną narį dauginam iš kiekvieno ir atliksim veiksmus mintinai. 2x kart x bus 2x kvadratu, 2x kart minus 7 bus minus 14x. Taip, 3 kart x bus plus 3x ir 3 kart minus 7 bus minus 21. Taigi sudauginam, uždarom skliaustus
Ir dar buvo plius 5x kvadratu. Taip, lygu. Taigi, galime tiksliausiuose kažkokius paprastus veiksmus. Pasižymim, va čia yra 2 nariai su x. Taigi, minus 14x plus 3x. Tai prašom ženklą to, kuris skaičius didesnis, tai 14 yra didesnis, tai bus minus. Ir tada iš didesnio atimam mažesnį. Tai 14 minus 3 bus 11. Ir raidinė dalis yra x. Taigi, daugiau nieks nesiprastina čionais, liekam veiksmus, dauginam iš 4, atskleidžiam likusius skliaustus. Taigi 4 kart 2x kvadratu bus 8x kvadratu. 4 kart minus 11x bus minus 44x. Ir 4 kart minus 21 bus minus 84. Ir dar plius 5x kvadratu lygu. Taigi matom, kad vėlgi yra vienodos raidinės dalys. Tai yra 8x kvadratu ir 5x kvadratu. Abu teigiami, tai sudedam, gaunam 13x kvadratu. Kas dar liko? Minus 44x ir minus 84. Štai ir dar vienas reiškinys supaprastintas. Šiandien tiek. Ačiū.